Aš kai investavau į bitkoiną, galvojau iš tikrųjų įsiimsiu pelną po kokių 6 mėnesių, galbūt po metų. Čia kaip loto? Panašiai, labai panašiai, kaip loterija iš tikrųjų. Lietuvių finansinis raštingumas yra gana žemo lygio. Aš viską paėmiau ir sėdėjau. Jėga, rizika maksimali. Jeigu nepaslaptis, kokios dabar tendencijos vyrauja investuotojų tarpe? Bitkoino vertė smuko apie 20-30%. Ir va tada jau pradėjo formuotis mano kaip investuotojo disciplina. 18 metų 2000 investuoja ir matai, kad ten viskas griūna. 1+1 nebūtinai gali būti. Akcijos vertė pakilo ir pakilo iki tikrai neregėtų aukštumų. Turbūt tuo laiku tai buvo pati aukščiausia kaina. Dabar irgi parsisiųsiu programėlę ir pradėsiu tradinti ir investuoti. Tam, kad neprarasti iš karto savo turimo kapitalo, labai visą laiką rekomenduoju pasibandyti su demonstraciniais pinigais. Apie kokias sumas čia kalbam, kiek kartų išaugo? Mes kalbam apie 3 kartus išaugusią sumą. Iš tikrųjų, mes kaip lietuviai, mes vieni kitiems turėtume padėti. Kokią sumą siūlytum, tokia, kuri galbūt neštų, ar ne, naudą į mėnesį? Aš pats irgi esu orientuotas į augimą nešančias akcijas, tai būtent... Tiems, kurie nebijo klysti, nepabijojai, investavai į bitkoiną ir klausyk dabar tūkstančiais pasyvių pajamų uždirbi, ar ne, iš investavimo? Šiandienos verslo isterijų herojus baigė vidurinę mokyklą ir iškart savarankiškai pradėjo domėtis investavimu, tradinimu. Diena po dienos analizavo medžiagą, patyrė tiek sėkmių, tiek nesėkmių, o per pandemiją gana neblogai investavo. Nepatikėsite į kur? Į Novaturo akcijas. Apsišarvavo kantrybę ir po keliarių metų įsėmė gana neblogą prieaugį. Tad šiandien sužinosite, kaip mūsų verslo isterijų herojui pavyko. Tikrai taip. Šiandien verslo isterijose Martynas Savickas pasidalins savo gyvų pavyzdžių, kad įmanoma išmokti savarankiškai investuoti, pasidalins savo 10-mečio kelionę prekiaujant finansų rinkose ir per šį laiką jis patyrė, kaip ir pats dalinsis, ir euforiją, ir skaudžius nuopolius, tas vadinamas isterijas. Ir aišku, iliuzijų griūtis įvyko, tikriausiai suprantat, kad viskas ne taip paprasta, bet viskas įmanoma svarbiausia. Tai šiandien, mėlyjeji, apie investavimą ir tradinimą. Labas, Miglė ir Ieva, sveiki verslo isterijų tinklalaidės žiūrovai. Labai malonu būti čia. O, smagu. Tai Martynai, kaip suprantu, maždaug prieš 10 metų pradėjai domėtis visų investavimu ir tradinimu, ar ne? Tikrai taip. Galėčiau turbūt pasakyti, kad apskritai mano kaip po tokia kelionė į investavimą iš tikrųjų prasidėjo gana tikrai anksti. Tai yra jau bebaigiant vidurinę mokyklą. Tačiau apskritai nuo ko viskas prasidėjo, tai yra domėjimasis skaičiais. Ir mano tas domėjimasis skaičiais atsirado iš tikrųjų ankstyvoje vaikystėje, kada man tiesiog patiko viską suskaičiuoti. Ir tik tais jau beaugant savyje kaip asmenybėje, aš supratau, kad 1+1 nebūtinai gali būti 2. Gali būti ir 3, ir 4, bet priklausomai nuo to, kaip tuos skaičius sugebėsi pakreipti kurią pusę. Tai šitoj vietoj tikrai investuoti aš pradėjau dar būdamas 12 klasėje. Mano ta istorija yra tokia įdomi tuom, kad iš tikrųjų 12 klasėje aš neturėjau tiek žinių. Ir tuo laiku aš pasirėmiau besivyruojančią tendenciją, tai yra investuoti į bitkoiną. Kadangi tikrai buvo daug ir reklamos viešoje erdvėje ir diskusijų, ar reikia ar nereikia, aš pagalvojau, jaunas, dar neturintis patirties, iš tikrųjų paėmiau ir suinvestavau. Ir neturintis daug ko prarasti. Taip, ir neturintis daug ko prarasti, nes visgi iš santaupų tą pasidariau. Ir visgi, kaip ateitis parodė, istorija, kuri įvyko, tai vis dėlto nebūtinai viskas yra sėkminga. Mano šita, sakykime, tai pirmoji investavimo kelionė per būtent bitkoiną užtruko apie 3 metus. Ir aš, kai investavau į bitkoiną, galvojau iš tikrųjų įsiimsiu pelną po kokių 6 mėnesių, galbūt po metų. Bet viskas įvyko priešingai, iš tikrųjų tada bitkoino vertė smuko apie 20-30%.
Ir va tada jau pradėjo formuotis mano kaip investuotojo disciplina, kadangi aš dar pradėjau lygiagrečiai studijuoti ir finansų bakalaurą. Tai iš tikrųjų daug ko ten išmokau ir aš turiu būti dėkingas vis dėlto savo alma mater, Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakultetui. Ir šitoje vietoje dėka jų suteiktų žinių ir iš tikrųjų tokių techninių dalykų, kurių ne visur galima išmokti, iš tikrųjų pradėjau gilintis į tam tikrus niuansus, kurie mane jau po to vėliau atvedė prie sėkmingų istorijų. Tai Martynai, dar norėčiau truputėlį pakalbėti apie skaičius. Tai kaip atrodė tas investavimas į tą bitkoiną, kiek investavai ir čia nesėkmės istorija buvo, ar ne? Čia nesėkmės istorija buvo. Tai kiek investavai ir kaip nepasisekė, kur ta isterija čia šitoje? Šitoje vietoje aš galiu pasakyti taip, mano buvo santaupos tikrai nemažos, turėjau apie kelis tūkstančius eurų ir šitoje vietoje, kadangi, kaip sakau, neturėjau kažkokių bazinių žinių labai didelių, tai aš viską paėmiau ir sudėjau. Jėga, rizika maksimali. Tačiau vis dėlto, kaip po to patirtis parodė, teko pasimokyti iš jos, nes investavimai iš esmės yra tokia viena kaip pagrindinė taisyklė, kad negalima viso kapitalo arba fondo, kurį turi sutelkti į vieną priemonę. Turi jį diversifikuoti, kad tai reiškia, tai iš esmės jį išdalinti per kelias skirtingas kažkokias tai finansinės priemonės. Gerai, Martynai, bet vis tiek dar neištraukiau iš tavęs tų skaičių. Tai investavai porą tūkstančių, kokį nuostolį, ar labai ten didelį nuostolį patyrei? Galiu pasakyti taip, iš tikrųjų, pradžiai tikrai patyriau nemenkus nuostolius. Tačiau šiek tiek vėliau, kai jau įgijau šiokį tokį bazinį supratimą apie apskritai finansų rinkas ir kokios priemonės yra, kaip kas veikia, iš tikrųjų remdamasi savo jau tada nustatytą strategiją, aš pradėjau šiek tiek supirkinėti ir pardavinėti, kas man leido minimizuoti nuostolius. Tačiau jie vis tiek man išliko galutiniam rezultate ir galiausiai aš nusprendžiau nebesivaikyti tos tendencijos, nes tai yra iš tikrųjų ir dar šiai dienai iš tikrųjų turbūt sakyčiau, kad tai yra rizikingiausia finansinė priemonė. Čia būtent apie kriptovaliutas, jeigu mes kalbėtume. Apie kriptovaliutas, ne? Ir ta pirma, nesėkmės iš esmės buvo ta pirma istorija, neatbaidė nuo tolimesnių. Neatbaidė vis dėlto, kadangi... Bet kiek jį truko? 3 metus, ar ne? 3 metus. 3 metus. Tai tu per tą laiką nemažai ir išmokai? Taip, tikrai nemažai išmokau, kaip ir sakau, finansų bakalauro studijų metu tikrai įsisavinau ir specifinių žinių, ir tokių bendrųjų žinių, kaip pati ekonomika veikia, kokie jos yra ciklai ir taip toliau. Tai dėka šitų žinių iš tikrųjų pradėjau gilinti pradėjau gilinti savo žinias ne tik tais studijose, bet ir tam tikrose seminaruose sudalyvaudamas karts nuo karto, susitikimuose su kitais investuotojais, bendraminčiais ir taip toliau. Ir galbūt prisimeni savo pirmą tokią jau sėkmės istoriją, kada jinai nutiko, po kiek turėjome laiko nuo pačios pradžios. Gal iš karto po nesėkmės? Ir kokia jinai buvo? Galiu papasakoti tokią vieną tikrai unikalią sėkmės istoriją. Jinai yra susijusi su Lietuva, būtent su mūsų šalimi. Tai buvo COVID laikai, galima sakyti, kad praėjo beveik metai nuo COVID pradžios. Tai čia buvo 21 metų pradžia. Ir tuo metu aš tiesiog žiūrėdamas į ką galima nukreipti savo kapitalą, kuris yra, nusprendžiau didžiausią dalį investuoti į Novaturą. Novaturas yra tokia, kaip sakykime, kelionių agentūra, kuri organizuoja užsakomuosius skrydžius, kitas keliones, poilsinės, pažintinės jų klientams. Tai kadangi tuo laiku buvo kelionių suvaržymai, aš pasirėmęs šią įžvalgą nusprendžiau investuoti į šią kompaniją ir vis dėlto tai atsipirko, kadangi po metų, kai jau tie kelionių suvaržymai jau baigėsi galiausiai, akcijos vertė pakilo ir pakilo iki tikrai neregėtų aukštumų. Turbūt tuo laiku tai buvo pati aukščiausia kaina Novaturo, už kurią buvo galima dar pirkti akcijas, tačiau vėlgi, kaip sakoma, investavimo pasaulyje, kur pasiekiama aukštuma, ten baigėsi optimizmas. Tai vis dėlto, kadangi tie kelionių atlaisvėjimai įvyko,
Galiausiai ta akcija po truputį pradėjo smukti žemyn, bet aš nusiėmiau tinkamu metu ir Tai vėl pasiekiau. išdrįsiu paklausti vėl, apie kokią sumą čia kalbam, kiek kartų Mes- išaugo. Mes kalbam apie 3 kartus išaugusią sumą, iš tikrųjų investavau, jeigu dabar gerai prisimenu, apie 1500 eurų. Išsėmė 5. Įsėmiau apie Ir 5000. per kiek laiko? Čia maždaug įvyko per metus galbūt. Tai Kažkas apie kantrybės per metus. reikia. Bet dar norėjau vieną dalyką paklausti. Tai reiškia, kad tai tokia kaip atvirkštinė reakcija. Tada, kada yra, buvo COVID-as, ar ne, tarsi Aha. investuoti į akciją, žinai, kad kelionių nebus. Tai va ir tada tarsi ir reikia investuoti, kada yra blogiausias taškas ir akcijos pigiausias, nes paskui, kai vėl prasidėjo skrydžiai, tos akcijos pabrango ir tada jau apsimokėjo išsimti pinigus. Taip, Teisingai, man kaip tikrai taip. visiškai nesigaudančiai labai Tikrai įdomu taip. tą sistemą. Ta akcijų suprast. kaina buvo gana maža, kaip tu investavai. Taip, ir šiaip iš tikrųjų tuo metu dar vyravo pesimizmas, niekas nežinojo, kaip čia bus, nors iš tikrųjų netgi pažiūrėjus į Amerikos akcijų kaip po tokią istoriją, tokių pandemijų yra buvę ne viena. Ir iš tikrųjų prieš 100 metų lygiai toks pats scenarius buvo kaip ir iš esmės prieš kelis metus, kuris įvyko. Tai vat, pasirėmęs šiek tiek, sakykime, šitų modelių, būtent praeities istoriją, pasirėmiau savo įžvalgą ir nusprendžiau investuoti. Martynai, verslo isterijų žiūrovai žiūri ir galvoja, dabar pat einu irgi parsisiųsiu programėlę ir pradėsiu tradinti ir investuoti. Ar tu sakytum, pradėk drąsiai iš karto, ar visgi sakytum, stop, truputėlį? Aš vis dėlto pasakyčiau, kad šiek tiek reiktų pristabdyti, nes tai yra labai atsakinga veikla vis dėlto. Kiekvienam investuotojui yra, kaip pasakyti, savi poreikiai. Vieni ten nori, sakykime, apsaugoti savo kapitalą. Kiti nori šiek tiek investuoti, bet, sakykime, taip pernelik nerizikuoti daug. Tai yra tarkim, paskirstyti pusę savo kapitalo dalies į akcijas, likusią pusę į obligacijas ir taip toliau. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų, ką aš visą laiką labai rekomenduoju, tai yra tikrai pasikonsultuoti su finansiniu patarėju, kažkokiu, kas tai bebūtų, ar tai yra konsultantas, ar tai yra makleris. O į tave galiu kreiptis? Be abejo galima. Aš pats irgi iš tikrųjų konsultuoti tikrai galiu, kadangi tos praktinės patirties esu tikrai sukaupęs. Dešimtmetis vis dėlto tai. Ir daug sėkmės istorijų. Tai gal aš ir norėčiau šiek tiek pereiti prie tos edukacinės dalies, nes tikrai žinom, kad lietuvių finansinis raštingumas yra gana žemo lygio. Ir tiesiog pradėti nuo tokių savokų bendrų. Tai investavimas ir tradinimas. Turim tas dvi savokas. Gal gali paaiškinti, ar tai yra tapatu, ar kažkuo tos savokos skiriasi ir jeigu skiriasi, tai kuo? Galiu pasakyti, yra ir tapatu, bet yra tuo pačiu ir skirtingos savokos. Kuo yra tapatu, tai iš tikrųjų tai yra, kaip pasakyti, pinigų įdarbinimas. Iš esmės tai yra ties šita vieta. Čia būtent tiek investavimas, tiek tradinimas, ar ne? Taip, tačiau investavimas nuo tradinimo skiriasi tuo, kad tradinimas tai iš esmės yra tokio tipo pinigų įdėjimas, kur mes siekiame uždirbti trumpalaikį pelną, varijuodami aktyviai finansų rinkose, tai yra pirkdami ir parduodami finansinės priemonės. Tai ar galėtume tą tavo novatūro istoriją, kur tu pasinaudojai tiesiog ekonominę ir visa ta situacija tokia, ar ne, kuri buvo, pavadinti tradinimu? Tikriausiai ne, nes vis dėlto tradinimas yra daugiau susijęs su lūkesčių būtent valdymu. Tai yra traderis labiau tikisi uždirbti kažkokį tai pelną, tiesiog tikėdamas, kad... Čia kaip teloto? Panašiai, labai panašiai, kaip loterija. Iš tikrųjų, traderis tikisi uždirbti. Tiesiog turėdamas viltį, kad jisai tai padarys. O investavimas tai yra netgi sakyčiau tam tikra disciplina, kur reikia susidėlioti pirmiausia savo paties kaip investuotojo strategiją, įsivardinant savo tikslus, įsivardinant rizikos lygį, kurį galima sau leisti.
Aš dar šiek Čia, tiek. žinai, tokia įdomi tema, Jo, jo, jo. klausimų Vieną. pilna. Tai aš dabar noriu palyginti su azartiniais lošimais. Aha. Tai treidinimas būtų ruletė, o investavimas būtų pokeris. Ar teisingai? Panašiai, Ne. panašiai, kažkiek yra tiesos. O aš dar noriu paklausti, kaip suprantu, tu labiau investuotojas, ar ne? Aš labiau esu investuotojas. Aha, bet klausimas. O investuotojas gali treidinimo programėlėm naudotis ir ten dalyvauti kaip investuotojas, bet programėlės, tai treidinimas. Galima, iš tikrųjų galima, galimybių šiai dienai rinkoje tikrai yra nemažai, tų programėlių ir investavimo platformų tikrai yra daug. Kiekvieno... O pats naudojasi treidinimo kažką? Aš naudojuosi, tikrai turiu netgi ne vieną, galiu pasakyti, kadangi esu specializuotas labiau į akcijų rinkas būtent. Tai, tarkim, Lietuvos rinkai tokių kaip tarptautinių galbūt programų labai didelių nėra. Tai Lietuvos rinkoje labiau veikia būtent mūsų bankinės institucijos, bankai, tie patys siūlo savo klientams investuoti. O kas liečia apie tarptautinius vandenis, kaip Amerikos, Kinijos rinkas, tai va tenais jau galima investuoti per kitas platformas. O šiai dienai dabar investuoja, ar ne, kažkur? Jeigu nepaslaptis, kokios dabar tendencijos vyrauja pas investuotojų tarpe? Kai kur jie ten investuoja, nes dabar turbūt čia karo tokia visa ta akivaizda ir visi kiti dalykai. Aš galbūt visko labai neatskleisiu, bet vieną tokią įžvalgą įdomią pasidalinsiu. Šiaip iš tikrųjų sveikatos sektorijoje būtent yra viena tokia tikrai labai kylanti problema, kad žmonės tiesiog nejuda fiziškai. Neturi fizinio aktyvumo ir dėka to žmonių, sakykime, taip, kūno masės indeksas, jeigu mes kalbam apie vidurkį, jisai didėjantis yra, tai ką daro Europos tam tikros įmonės, investuoja į sprendimus, kurie galėtų padėti sumažinti jų turimą, sakykime, nutukimą arba svorį, nes šios dienos moksliniai tyrimai iš esmės rodo, kad žmonės yra linkę labiau nutukti, iš tikrųjų. Aš kaip tik vakar skaičiau straipsnį apie vienus vaistus, kurie dabar yra gana plačiai paplitę, net ne vienas tų vaistų pavadinimas, bet ta veiklioji medžiaga yra ta pati. Tai tikrai tos tendencijos dabar yra tą patį galiu atreflektuoti, nes tikrai tokios, kokios ir sakai. Tai Martynai, nori pasakyti, kad vis tiek reikia domėtis globaliom problemom, ar ne? Nes tada tu taip supranti, į ką įmonės X investuos ir tu tada kaip investuotojas gali pasirinkti investuoti į tų įmonių akcijas. Kur bus augimas, kur bus Iš esmės taip, aš pats irgi esu orientuotas į augimą nešančias akcijas, tai būtent šitas sektorius tikrai turėtų, sakykime, taip performinti, jeigu taip jau angliškai reiškus, bet... Aha, bet ir karo pramonė tikriausiai, pagal visą tą vaizdą. Karo pramonė irgi tikrai taip, tačiau kas yra labai turbūt svarbu, atsižvelgti tai, kad gynybos būtent kibernetinio saugumo specifika turėtų tikrai būti ant bangos šiais metais. Ta aš pastebiu iš kelių tam tikrų įmonių, kurios bazuojasi Europoje ir tikrai dirba ne tik tai su ES šalių vyriausybėmis, bet ir su Amerikos ir su kitų tam tikrų partnerių, kurie yra NATO sutarties zonoje valstybėmis. Martynai, dar žinau, kad turi istoriją, jūsų šeimoje ir žmona turi, ar ne, kuri grožio srity veikia. Ir netgi galima ir vyrui, ir žmonai kartu kolaboruoti, tarsi tu investuotojas, bet tu pasakoji ir dalinais, kada susiskambino mes visi trys susipažinti ar nepasikalbėti. Tu dalinaisi, kad net ir žmona pasiūlė investuoti vienos įmonės akcijas grožio srity. Ir buvo jos labai buvo ta sėkminga labai istorija, tokia gal gali pasidalinti? Be abejo galiu. Iš tikrųjų, 24 metais, čia užpernai, rudenį turėjau šiokio tokio laisvo kapitalo. Ir aš tiesiog nuėjau su žmona pasišnekėti, sakau, į ką investuoti, kaip tu manai, aš žvalgausi visi grožio sektorių, bet sakau, aš ten daug labai supratimo neturiu, galbūt tu daugiau domiesi, tu daugiau žinai apie tai. Jinai taip sako, manau, kad išaus Elf Beauty.
tokia Amerikos kompanija, kuri iš esmės gamina pigią kosmetiką ir yra tikrai žinoma plačiai visame pasaulyje. Amerikoje yra didžiausia jos rinka. O kuo jie argumentavo, kad šaus į viršų? Jinai argumentavo tuo, kad bus Halloween'iniai pardavimai, kurie turėtų tikrai paskatinti tos įmonės akcijų augimą. Ir taip pat kalėdinis laikotarpis, kada tikrai yra didžiausia pardavimo apimtis. Tai šiaip iš tikrųjų galiu pasakyti, kad panašiai taip ir įvyko. Aš investavau savo laisvus 500 eurų, kuriuos aš turėjau. Nu, ne, žmonai labai daug jau neleisi investuoti rizikai. Ne 500. Jo, investavau aš 500 eurų ir viskas, kaip pasakyti, taip ir sukrito, kaip ir žmona pasakė iš esmės. Galėjai daugiau. Galėjau ir daugiau, bet vis dėlto rizikos valdymas yra svarbu. Tai, Ir kiek kartų ten padidėjo? Kartų, pusantrų, keliai? Kartų nebuvo, iš tikrųjų aš 500 investavęs, įsėmiau 900 Beveik. 25 metų pradžiai. Tai čia labiau treidinimo momentas? Čia galbūt ir galėčiau vardinti kaip treidinimo. Iki pusės metų, ar ne? Čia jo, iki pusės metų, bet čia toksai kaip ir vėlgi galima žiūrėti ir logiškai, kadangi įmonė paprastai spalio mėnesį, kada jau yra Halloweeno mėnuo, skelbia savo pardavimų rezultatus už trečią metų ketvirtį. Ir tu tai analizuoji? Taip, ir aš tai analizuoju. Tai va, tai... Ne, man vis tik. Aš dabar norėčiau truputėlį tokią kitą temą paliesti. Žinau, kad neseniai išėjai iš samdomo darbo ir planuose yra būtent užsimti pilnu etatu, kaip čia pasakyti, investavimu ir iš to pragyventi. Tai tokie keli momentai. Pirmas dalykas, kaip manai, ar tai gali būti pragyvenimo šaltinis. Ir kitas dalykas, dar pas mus visuomenėje yra, žinoma, verslu to nepavadinsi. Gal pavadinkim pragyvenimo šaltiniu ar ne, bet pas mus visuomeniai dar yra demonizuojama, gal taip galėčiau pasakyti šitas dalykas, kad yra maždaug kazinorų, tai yra labiau kazinorų ruletė negu pokeris, arba net ir tas pats pokeris iš tikrųjų yra demonizuojamas, bet kad čia tik tai sėkmės reikalas ir nei žinios, nei kažkas kitas negali turėti įtakos uždarbyje. Tai va tokie du momentai, kaip manai, ar tai gali būti pragyvenimo šaltinis ir gal galėtum pakomentuoti ir aš manau, kad tai yra visiškas mitas ir paneigti šį mitą, kad tai yra kazino ruletė. Vis dėlto galiu pasakyti taip, kad turint tam tikro dydžio kapitalą, tikrai galima sakyti, kad protingai investavus, laikantis savo strategijos, nepamentant tam tikrų taškų, kuriuos pats investuotojas nusistato, tikrai įmanoma pasidaryti tai kaip pragyvenimo šaltiniu, tačiau vis dėlto mano galbūt toksai kaip patarimas iš tikrųjų žmonėm pirmiausia, tai tie, kurie, sakykime, labai neatsideda dar pinigų, tai pirmiausia yra svarbu juos sutaupyti tam, kad didesnė pinigų vertė darytų dar didesnius pinigus. Tai šitoje vietoje tas yra labai svarbu. Čia tiesiog iš savo įplaukų atsidėti, ar teisingai? Jo, tikrai taip, iš savo turimų įplaukų, kas tai bebūtų, ar tai yra darbo sutartis, ar tai yra kažkokia kita veiklos forma, kurią žmonės užsiima. Taip. O apie tą mitą? Čia dabar gal dar pakartok tada apie tą mitą. Dar būtent, kad visuomenė vyrauja toksai, kad tai neturi įtakos nei disciplina, nei žinios, nei dar kažkas, o čia yra, kažkam pasisekė, kažkam nepasisekė. Tai ar tai yra tiesa, ar tai yra vis sunkus darbas, kiek aš matau šio pasakojimo? Šiaip iš tikrųjų taip, turiu pritarti Ievai, tai yra tikrai labai sunkus darbas. Statistiškai tikrai virš 90% investuojančių žmonių, kurie, tarkim, nežino, kur savo kapitalą padėti, bet jie tiesiog paima ir pasielgia, sakykime, savaip, jie dažniausiai pralošia tos pinigus. Net 90%? Dažniausiai taip. Tai yra, tokia statistika yra išvesta. Turbūt žmonės nori greitai lengvų pinigų. Nori greito pelno ir lengvų pinigų, tačiau dažniausiai investavime taip nebūna. Aš labai daug sąryšio iš tikrųjų, kadangi mano artimoje aplinkoje yra asmuo, kuris žaidžia pokerį profesionaliai, tai labai daug iš tikrųjų matau sąryšio tarp viso šito dalyko, nes jis irgi yra, pokeris yra priskiriamas ruletei, kas šiaip nėra tiesa. Ir ten irgi reikia daug disciplinos ir aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, tu turi verslą, tu dirbi, ar ne? Ir tu,
aišku, tu irgi rizikuoji, bet tu tą laiką savo kažkiek tu uždirbi tų pinigų, o čia vat, gali būti, kad iš tikrųjų daug laiko skirsi, bet ir nepasiseks. O man dar reikia įdomu, turėti tą strategiją. Jo, man dar įdomu, o čia yra kaip ir azartinis dalykas, azartinis tas treidinimas, nes yra azartiniai lošimai, ne? Tai treidinimas, jeigu grįžtam prie šitos temos, tai tikriausiai taip, aš prilyginčiau prie azartinių lošimų. O investavimas? Investavimas ne. Vat, turbūt treidinimas nuo investavimo dar vienu dalyku skiriasi tuo, kad investavimas jau prasideda tikrai nuo 6 mėnesių laikotarpio ilgiau. Tai ten, kaip sakant, jau nusistačius savo kaip investuotojo strategiją, apsibrėžus tikslą, ko investuotojas nori pasiekti, jisai investuoja į tam tikras finansinės priemonės, tam tikrom dalim, taip pasidarydamas savo portfelį ir paskirstydamas rizikas. Martin, aš dar norėčiau grįžti truputėlį į isteriją apie tą bitkoiną. Tai buvo beveik prieš 10 metį, ar ne? Taip, tai buvo. Beveik prieš 10 metį investavai to savo porą tūkstančių kaip studentą, ką tik baigęs mokyklą, ką tik baigęs, jau ar ne, studentą pradėjo. Ir realiai ta tokia isterija didelė, sakykime, 18 metų 2000 investuoji ir matai, kad ten viskas griūna. Bet norėjau pasakyti, kas va tokio buvo, kas tave taip paskatino, va, eiti tuo investavimo, treidinimo keliu, kaip tu susidomėjai, nes irgi žiūrintis, manau, tapatintis bandys ir galvos, gal tai man. Taip, gal tai man ir gal aš irgi noriu, bet kas tave paskatino ir galbūt kokius atkreipti dėmesį tuos tokius svarbiausius dalykus reikėtų. Mano turbūt tokia kaip pagrindinė mintis iš tikrųjų buvo tikrai nesavanaudiška. Iš tikrųjų mes kaip lietuviai, mes vieni kitiems turėtume padėti, todėl kadangi mūsų kaip finansinė rinka iš tikrųjų yra pakankamai maža visame pasaulyje, jeigu mes žiūrėtume pasaulio kontekste. Tai šito vedamas iš tikrųjų jau savo matematiką kaip hobį iš tikrųjų perkeliau į finansų sritį ir iš tikrųjų šitą sritimį aš susidomėjau dar 9 klasiai. Tai visgi tai nėra taip paprasta, kad aš nemyliu matematikos, bet 12 klasiai painvestuosiu ir man čia prieaugis bus didelis. Tu jau buvai vis tiek užkoduotas tiem skaičiam, ar ne? Taip. Tai dėl ko aš ir pačioje pokalbio pradžioje paminėjau, kad 1+1 nebūtinai gali būti 2. ir dar tuos akcentus, ar ne? Vis tiek 12 klasė, ar ne? Kas tada tavo galvoj dedasi ir kokius esminius dalykus pasiūlytum būtent užsidėti kaip akcentus tiem žmonėm, kurie dabar tavęs klauso ir nori taip aklai galbūt imti ir investuoti į tą 90%, bet papultų į tą 10%. Ir į tavo verslo isteriją. Tai turbūt esminiai akcentai būtų tokie, kad žmonėms, kurie tikrai pradeda savo investavimo kelią, tai tikrai reikia pasikonsultuoti su žmogumi, kuris nusimano toje srityje investavimo, tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, net nebūtinai pas vieną investavimo specialistą galima nueiti, galima pas kelis apsilankyti, kad pasilyginti nuomonę. Trečias dalykas, tam, kad neprarasti iš karto savo turimo kapitalo, labai visą laiką rekomenduoju pasibandyti su demonstraciniais pinigais. Okay. Tai leidžia įgyti tam tikros bazinės investavimo patirties ir suprasti, kaip apskritai veikia finansų rinkos ir tuomet pasidaryti tam tikras išvadas, kurias būtų jau galima perkelti į realų investavimą. Aš dar norėjau truputėlį pristabdyti, o demonstraciniais pinigais tai čia yra kažkokios kaip žaidybinė forma? Ar... Taip, yra tikrai investavimo platformos ir tam tikrai kiti įrankiai siūlo šiai dienai demonstracinius pinigus, kuriais galima varijuoti, tiesiog nemokamai pasibandyti pasižaidimui, pasižiūrėti, kaip vienas sprendimas paveikia kapitalą. Miglė buvo užsiminus apie dar vieną tavo, Martynai, kaip ir isteriją, pavadinkim, arba čia galbūt sėkmė, tai, kad tu išėjai iš samdomo darbo, ar ne? Tai tokia stotelė tarpinė tarsi. Bet kaip yra ties tuo, kad galbūt jausčiausi pilnai savarankiškai, nes čia mus žiūri pagrindė dirbantis savarankiškai ar ne, verslaujantis, verslų savininkai ar ne smulkių.
Kaip tau tas, ar norėtum tik atsiduoti investavimui ir būti tik tai tokioj padidintoj rizikoje, toksai, sakykime, savo pats darbuotojas, pats savo darbdavys? Pats savo darbdavys, šiaip būti tikrai norėčiau ir galėčiau, jaučiu šiokį tokį jau ir įkvėpimą po potraukį tam, tačiau vis dėlto reikia suprasti, kad investavimas gali būti kaip pasyvus pajamų šaltinis, kuris dar papildomai atneša pajamų prie pagrindinių kažkokių tai veiklų. Bet aišku, visada ateityje galima net mesti galimybės, kad tai gali patapti ir pagrindinė veikla, kadangi, kaip minėjau, sukaupus tam tikrą kapitalą, kuris jau pradėtų generuoti tas pasyvės pajamas, tos pasyvios pajamos jau gali tapti pragyvenimo šaltiniu. Ką tai reiškia, kad iš esmės uždirbtą pelną tiesiog įsiimam pragyvenimui, o tas, kas lieka jau kaip kapitalas, kuris pradžioje buvo investuotas, jisai tiesiog taip ir lieka. Tai tiesiog taikant tam tikras finansinės priemonės ir įžvalgas, besidomint sektorių naujienomis ir įmonių naujienomis, tikrai galima. Bet turbūt Lietuvoje nėra tiek daug investuotojų, kurie gyvena tik iš investavimo. Aš įsivaizduoju, kad daugiau tokie mūsų toks tikslas yra, ir kalbant su tavim, kad šalia žmonės turėtų kaip pasyvės pajamas, kaip tu sakai, ar ne? Tai dar ir nuo to kapitalo turbūt priklauso, ar kiek kas gali rizikuoti. Bet Lietuvoje turbūt aš net nesu labai girdėjus, kad tas kito aš gyvenu, gal aš neturiu tokių. Tokių draugų. Turbūt stambus verslininkai tikrai tą gali padaryti, bet tokių tikrai nėra didžioji dauguma. O šiaip tai taip, mano nuomonė, paprasto žmogaus tikrai tikslas turėtų būti turėti investavimą kaip pasyvų. Tai savarankiškai dirbantė, mes su Migle atstovaujam dirbančių savarankiškai, smulkaus verslo savininkus. Kokią sumą siūlytum, tokia, kad kuri galbūt neštų, ar ne, naudą į mėnesį ten 100 eurų, 200 nuo savo uždirbtų pajamų, ar ten pelno metų gale, bet tiesiog be gailesčio įdėjau, pasižiūriu ten kas 2-3 savaitės į tą programėlę, ten kyla krenta, su tavim pasikonsultuoju, ką toliau daryti, kaip tai galėtų atrodyti. Šiaip iš tikrųjų galiu pasakyti, kad vėlgi tai priklauso nuo investuotojo poreikio, bet jeigu aš taip žiūrėčiau savo pusės, ką aš dabar daryčiau, jeigu visiškai nieko neturėčiau, kaip kapitalo sukaupęs, aš turbūt atsidėčiau tikrai 50 eurų į mėnesį. Ir jau su tais pinigais aš bandyčiau kažką tai dirbti, nes per metus jau susitaupo 600 eurų, kurie jau yra dėti, plus tie 600 eurų jau dirba kažkam tai kitam. O gal tada dar palieskim tą tokią labai karštą ir aktualią temą dabar, tai yra antros pakopos pensijų pinigus. Tikrai nemažai kas vakar, tarp kitko, žiūrėjau statistiką, buvo Citadelės bankas užklausęs, dabar tiksliai skaičių nepasakysiu, bet iki 50-46 tikrai atsims. Ten apie iki 30 abejoja ir ten likutis ne. Tai ir iš savo aplinkos tikrai žinau, kad daug kas planuoja atsimti tos pinigus. Ir tikrai tie, pavyzdžiui, kur dirbo samdomą darbą, tai manau, kad gana nemažos sumos ten gavosi, kas gana daug mokėjo to VSD, moka to VSD mokesčio. Tai kaip manai, ar verta būtų būtent investuoti tuos pinigus, ar geriau tavo nuomonė pasilikti tam vis tik pensijų fonde, jeigu mes norim užsitikrinti orę pensiją? Pasakysiu turbūt dviejopai. Vienas dalykas yra tie, kurie labai nesidomi investavimu ir jiems, tarkim, šita tema nėra labai įdomi. Tai tikrai galima pasilikti tose pensijų fonduose, nes iš esmės, ką daro pensijų fonduose, investavimo būtent tos įmonės, kurios prižiūri tos pensijų fondus, tai jos tiesiog tvarkingai valdo portfelį ir ten irgi paskirstytos rizikas padeda auginti. Tačiau, ką aš matau iš esmės, kad reiktų aktyviau žmonėm veikti finansų rinkose, juolab, kad mūsų kaip finansinis raštingumas, kaip Miglė minėjo, yra žemas pakankamai. Kiek žinau, Europos Sąjungoje žemiausias. Mes esam neraštingiausi lietuviai, Europos Sąjungos statistikų. Tai va, tai šitoj vietoj tikrai rekomendacija yra reinvestuoti tuos pinigus, kuriuos atgausime iš pensijų fondų. Ir vėlgi pasirinkus tam tikrą investavimo strategiją, nusibrėžus tikslą, siekti jo. Kitaip tariant, nesiūlai aklinai nusipirkti kažkokį vienkartinį daiktą,
kuris visiškai nekurs jokios, sakykime, finansinės pridėtinės vertės ir augimo, ar ne? Taip, nes galiu tokį hipotetinį galbūt pavyzdį įvardinti, kad investavus vieno dydžio kapitalą po 5 metų galbūt pavyktų jį pasidvigubinti, ką tai reiškia, kad jeigu žmogus nori pirkti automobilį iš karto, tai jis tiesiog nusipirks automobilį ir jam nebeliks pinigų. Taip. Bet jeigu jisai investuos tos pinigus ir jis pasidvigubins tą sumą po 5 metų, jis galės ir nusipirkti tą automobilį, aišku, bus ir technologijos pažengusios į priekį, ir jam dar liks ta pati pinigų suma, kurią jis įsiėmė. Galės ir toliau investuoti. Galės ir toliau investuoti. Tik dauguma žmonių nori dabar Taip. automobilio, ne už 5 metų. Tai. Na, tai bet čia va ir yra, turbūt taip, skiriasi taip, tas disciplina. žmogus, kuris ir disciplina, ir skaičius, va, tu sakykime, ar ne, supranti, kad 1+1 yra, gali būti ir 2, tai ir bet ir 3 ir 4, o tam, kuris šitaip, kaip sakyti, nemasto, tai jam reikia va, finansinio raštingumo ir labai šiaip džiaugiamės, kad atėjai šiandien pasidalinti savo isteriją ir parodyti, kad įmanoma ir investavus ir sėkmingai uždirbti ir prie atlyginimo prisidėti neblogą priedą, sakykime taip, ar ne savarankiškai tų pasyvių pajamų. Ir galimai net ir išgyventi. Taip, o gal net ir ateityje, ar ne, nežinom, jeigu tu skaičių žmogus esi, o gal net ateityje tai bus tavo pagrindinis, ar ne, darbas, verslas ir ko ten reikia? Reikia kažką biržo maklerio sertifikato, kad jau galėtum taip laisvai? Ne, tiesiog, kaip pasakyti, jeigu taip, tą, ką aš būtent užsiimu, tai iš esmės užtenka turėti tam tikrų specifinių žinių, galbūt į tos pačius seminarus iš tikrųjų verta nueiti, nes tai padeda auginti investuotojo žinių kapitalą. Tai va čia yra vienas dalykas. Bet man labai finansų studijos iš tikrųjų padėjo. Na, aišku, finansų studijų dabar žiūrintis turbūt tikrai neims studijuoti iš naujo 4 metų, bet vienas dalykas, kurie gali padaryti, kaip aš supratau, tai turbūt jeigu patys visiškai neturi bazinių žinių, pradėti domėtis, konsultuotis ar ne, ir po truputėlių ant to kelio užsivedinėti, kaip tai veikia, kaip tai vyksta ir tada pasirinkti. Aš noriu žemos rizikos, vidutinės ar aukštos, ar ne? Taip. Arba galima netgi dalinti tam tikras finansinės priemonės, kurios turi skirtingą riziką. Bet pradėti nuo mažų sumų turbūt patarimas. Taip. Kad tos klaidos nebūtų tokios skaudžios. Ir kad neskaudėtų galvos. Taip. Tai galbūt va, toks, jeigu reikėtų suformuoti, jau einant prie pabaigos, reikėtų suformuoti tą moralą ir iš tavo 10 metų tos finansavimo patirties. Ir galbūt, investavimo. Taip. Ir galbūt va, orientuota, kadangi mūsų auditorija yra smulkus verslai, į smulkų verslą, kuris greičiausiai nėra pabaigęs studijų finansinių, tai koks būtų tada tas moralas ir kokie būtų tie tokie akcentuoti patarimai būtent iš tavo praktikos? Tai, ką noriu akcentuoti būtent smulkiem verslam, jeigu jie turi laisvus pinigų srautus tam tikrus tekančius. Niekada neturi, tu priversk jiems atsirasti, jūs privalot, kad jų atsirastų. Tai jeigu jų yra, bet jeigu jų nėra, tai vėlgi yra tada tas dalykas, tokios disciplinos įsiugdymas vis dėlto. Kad, kaip jau minėjau pokalbėje, atsidėti tam tikrą pinigų sumą, jos neliesti ir ją investuoti. Ją investuoti bent 6 mėnesių mažiausiai, nes dėl ko sakau 6 mėnesiam, dėl to, kad per 6 mėnesius galima tikrai pamatyti realų kažkokį rezultatą, nes trumpesnis laikotarpis nebūtinai parodys visą potencialą. Taip. Tai Martynai, pabaigai turbūt su Migle norėtume labai smalsu sužinoti, išėjai iš samdomo darbo, jau čia kaip ir savarankiškai planuojantis galbūt dirbti, o gal eisi ar ne ir dirbsi ir dar norėsi tiesiog daugiau pinigų turėti ir pas darbdavį, jeigu gebi taip ar ne, matom, kad esi skaičių žmogus, pas darbdavį dirbti ir dar pasyvias pajamas uždirbti, tai kokios perspektyvos tavo pačio veiklos, galbūt kokį investavimo klubą čia mums sukursi Kaune? Turiu mintį iš tikrųjų, kadangi, kaip jau paminėjau pokalbėje, iš esmės, kadangi mes esam Lietuvoje, mūsų rinka finansų yra maža, mes turėtume vieni kitiems padėti, tai mano mintis iš tikrųjų yra įsteigti tokių, nelabai informuotų investuotojų klubą, neformalų, Kaune būtent, ir rengti tam tikrus tokius susitikimus, kur mes praktinėse sesijose galėtumėm aptarti tam tikrus investavimo momentus, galbūt pasibandyti, pasižiūrėti, kaip... Tokiai praktikoje, visiškai orientuotai praktikai, tokie ar ne, laisvumą, lengvumą, be kažkokių tai pompastikų ir didžiųjų matematikų, bet pradedant ar ne nuo tokių
Jau teorijai, praktikai. Ir kas svarbiausia, dalinantis tomis bendromis žiniomis tarpusavyje. Bet jeigu aš ateičiau, sakyčiau, Martina, aš neturiu su kuo pasidalinti, aš tik galiu sakyti, aš galiu 100 eurų, į mėnesį arba 200, bet tai išmokyk mane. Tuomet investavimo klube esmė būtų tokia, kad galbūt aš duočiau kažkokį patarimą, galbūt kas nors kitas, kuris daro irgi užsiima investavimu. Investavimo mastermindas. Jo, labai geras dalykas. Tuom ir pabaikim. Tai linkim turbūt tau šito, tęsti savo tikrai investavimo tą gražią kelionę. Ir turbūt tai dar kartą tik parodė ir tą mūsų šūkio prasme tiems, kurie nebijo klysti. Nepabijojai, investavai į bitkoiną ir klausyk dabar tūkstančiais pasyvių pajamų uždirbi, ar ne, iš investavimo savarankiško. Jėga. Tai labai tikrai ačiū, Martynai, kad atvykai, kad pasidalinai tiek savo isterijomis, tiek sėkmės istorijomis, tiek ekspertinėmis žiniomis. Ir tradiciškai tuomet pasidalinkite šiuo epizodu su visais, kam tai būtų aktualu kiekvienam, vienareikšmiškai kiekvienam. Taip pat, jeigu šis epizodas patiko, paspauskite laiką, paspauskite patiktuką ir nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalą. Taip pat norim pasakyti, kad verslo isterijų tinklalaidė yra būtent apie tas tokias, sakykime, nenušlifuotas, tokias, ar ne, kaip ir Martyno pradžioj, skausmingas isterijas, kurios ištinka gyvenime mums ir didelis dėkingumas, kad ateina tokie žmonės pasidalinti, nebijo, išdrįsta, o jūs žiūrintis galite tiesiog drąsiau jaustis turbūt eidami toj kelionį, ar be pradedant dirbti savo, ar jau dirbant savo, bet tai mums kūrė tokį drąsumą ir, aišku, mūsų verslumo raumenis labai stiprina. Tai ačiū žiūrėjusiems ir dovanos keliauja Martynai nuo mūsų draugų. Pabaigai mes norim tikrai padėkoti. Ir dar kartą paakcentuoju, kad tiems, kurie nebijo klysti, Martynai, ačiū tau, kad nebijai klysti ir nuo mūsų draugų BizLift dovanos tau. Ačiū labai. Ačiū labai už pokalbį. Ačiū, kad atvykai.